ar eik jau ruošk pamokas ten, ar paruošiai pamokas, aš pirmą pažaist. Ar paskui, ar galėsiu pažaisti. O kai važiuosim į sodybą, aš galėsiu žaisti, o kai grįšim, galėsiu žaisti. Tai jau rodo vaiko tokį užsiciklinimą kaip vieną iš priklausomybės. Aš manau, kad pati problema yra jau priklausomybė kaip reiškinys. Ne tai, kad ar daug, ar mažai, bet priklausomybė kaip reiškinys. Tai vienas iš šitų. Kas iš to atsitinka? Reiškia, šalia to lygiai greičiai blogis yra, kai krenta bendras pažintinis interesas. Tai prasme, kad visai kitais dalykais nustojama domėtis. Taip, taip, tikrai. Vaikas pradeda sakyti, ai čia, sakom, einam kažkur ten, važiuojam su dviračiais, einam, ten, pažaisim stalo žaidimą, važiuojam į kaimą į sodybą. Ką aš ten veiksiu? Neįdomu, be ryšio.